Garantinis fondas – tai finansinis saugumo mechanizmas, skirtas apsaugoti darbuotojus nuo rizikų susijusių su įmonių nemokumu ar veiklos sutrikimais. Jo esmė – sukauptas lėšos, iš kurių kompensuojami įsipareigojimai tais atvejais, kai darbdavys ar organizacija negali sumokėti darbo užmokesčio savo darbuotojams. Tai svarbi socialinės ir ekonominės sistemos dalis, stiprinanti pasitikėjimą rinka. Dažniausiai garantinis fondas naudojamas darbuotojų neišmokėtam darbo užmokesčiui, išeitinėms išmokoms ar kitoms su darbo santykiai susijusiams skoloms padengti. Tokiu būdu užtikrinama, kad net ir sudėtingomis aplinkybėmis darbuotojai neliktų visiškai be finansinės apsaugos. Fondo lėšos paprastai formuojamos iš darbdavių įmokų arba valstybės nustatytų mokesčių. Šio mechanizmo reikšmė dažniausiai atsiskleidžia ekonominių krizių laikotarpiais, kai daugėja įmonių bankrotų ir auga finansinis neapibrėžtumas. Garantinis fondas padeda amortizuoti neigiamas pasekmes ir tuo pačiu mažina socialinę įtampą. Todėl garantinis fondas yra ne tik finansinis rezervas, bet ir pasitikėjimo instrumentas, kuris saugo dirbančių žmonių interesus ir prisideda prie stabilesnės bei atsakingesnės verslo aplinkos kūrimo. Žinoma, garantinis fondas pilnai pagelbės tik tais atvejais, kai visas darbo užmokestis mokamas skaidriai ir legaliai.